Įtemptos ir pavargusios kojos? Turiu jums kai ką. Gulėdami patogiai pasikelsite kojas ir pradėsite jas judinti. Pajauskite, kaip rieda blauzdos, kaip jos masažuojasi ant paviršiaus. Darykite savo ritmu ir galite pabandyti pagreitinti. Ir vėl sulėtėti. Ir vėl pagreitinti. Pagreitinimas sukratys ir sudrebins visus skysčius, kurie užsistovi kojose, audiniuose ir tarpuose tarp audinių. Sena limfa, užsistovėjęs veninis kraujas galės grįžti geriau su vibracija. Tuomet sustokite ir keletą kartų giliai pakvėpuokite. Jūs aktyvuosite diafragmą, pagrindinį limfos ir veninio kraujo skysčių siurblį. Besikeičiantys slėgiai padės geriau nutekėti užsistovėjusiems skysčiams. Jeigu jūs jaučiate kojų sunkumą, raumenų įtampą, sąnarių problemos, šitas pratimas padės geriau apsikeisti limfai, skysčiams pritekės naujo kraujo ir gijimas vyks greičiau, įtampa atslūgs ir jūs galėsite pailsėti. Labai gerai, kas turite stovimą darbą, daug vaikštote ir patiriate tinstančias kojas.